Sveiki vaikai! Prisimenate mane? Aš esu eksperimentatorė Monika. Ir šiandien su jumis noriu pakalbėti apie medžiagas esančias visur aplink mus. Viskas aplink mus nuolat keičiasi. Ištirpsta ledas, iškepa pyragas, ar supelyje po lova paslėpta spurga. Mokslininkai tokius medžiagų kitimus vadina grįžtamaisiais ir negrįžtamaisiais ryšiais. Apie juos šiandien ir pakalbėsime. Iš kur kilo žodis grįžtamasis ryšys, atspėti yra labai sunku. Jis kilo iš žodžio grįžti. Taigi, grįžtamasis ryšys yra tuomet, kai pasikeičia medžiagos forma ar dydis, tačiau medžiaga išlieka ta pati. Geriausias grįžtamo ryšio pavyzdys yra vanduo. Kai vanduo sušąla, jis virsta ledu. Pasikeičia vandens būsena iš skystos į kietą. Tačiau, jeigu temperatūra atšils, ledas vėl virs vandeniu. Tai yra grįžtamasis ryšys. Negrįžtamasis ryšys yra tuomet, kai susijungia dvi ar daugiau medžiagos ir atsiranda medžiaga, kurios anksčiau nebuvo. Geriausi negrįžtamo ryšio pavyzdžiai yra tokie, kai kas nors kepa, rūdija ar dega. Juk jei sudeginsime popieriaus lapą, gausime visiškai naują medžiagą – pelenus. Ir niekada nebeturėsime tokio lapo, koks jis buvo. Tai yra negrįžtamasis ryšys. Gana kalbų, metas padirbėti. Mums reikės 2 obuolių. O, taip pat reikės pjaustymo lentelės. O, ir reikės pjaustymo peilio. Kol atliksime pirmąjį bandymą, šį obuolį padėkime kur nors saugiai bent keletui dienų. Aš jį padėsiu štai į šią dėžutę. Antrąjį obuolį padalinsime į 4 dalis. Tik būkite atsargus su peiliu. Kas atsitiko? Obuolys pakeitė savo formą, bet nepasikeitė nei jo skonis, nei spalva. Obuolys vis tiek liko obuoliu. Juk dėl to, kad jį supjaustėme, obuolys netapo nevalgomu. Ar netapo kriaušė? O dabar grįžkime pas savo antrąjį obuolį. Prisimenate? Na tą, kurį pasidėjome saugiai bent keletui dienų. Kas atsitiko? Pasikeitė obuolio spalva, kvapas ir tikiu, kad pasikeitė skonis. Bet aš nenoriu to išbandyti. Nebandykite ir jūs. Pirmasis obuolys pradėjo pūti. Jis jau nebėra tas pats obuolys, kurį turėjome pradžioje ir niekada tokių nebebus. Tai yra negrįžtamasis ryšys. Na, o dabar metas pasitikrinti, ar jūs skiriate, kas yra grįžtamasis ir negrįžtamasis ryšys. Aš jums sakysiu pavyzdžius, o jūs turite nuspręsti, ar tai yra grįžtamasis ryšys ar negrįžtamasis ryšys. Pasiruošę? Išvirtas kiaušinis. Sutarkuotas sūris. Surūdijusi metalo plokštė. Vandens garai. Supelyjusi šokoladinė spurga. Pavyko? Tikiu, kad jūs jau supratote, kas yra grįžtamieji ir negrįžtamieji ryšiai. Tad iki susitikimo. Ate!